Video iš saulėtosios Ispanijos, iš Costa Bravos ir tokie pamastymai apie vakar dieną. Vakar buvau kazino, žaidžiau kešą 2-4 ir apie tą visą minčių srautą, kuris eina mūsų galvoje, čia toks psichologinis video. Ir aš kažkaip ten, man biškai per aukštas lygis, toks scared money gaunasi ir aš stebiu, kokios mintis, reiškia, ateina į mano galvą. Aš ten pralašinėjau bankus, vieną pralašiau kitą ir ateina mintis, kad tipo, oi, kaip man čia nesiseka, kaip tiesiog ten oponentam gerai krenta ar dar kažką. Ir aš jaučiu, kad aš įeinu į aukos vaidmenį. Tai reiškia ne tai, kad aš ieškočiau klaidų ir pripažinčiau, kad ten aš blogai sužaidžiau, ten aš kažką blogai padariau, kad oponentai yra geresni už mane, aš vietoj to pasistatau į save į aukos vaidmenį, kur aš nieko negaliu pakeisti. Tiesiog, oponentam geriau krenta, fišai sekasi. Vietoj to, kad pripažinčiau, kad galbūt aš pats esu fišas, oponentai yra geresni ir tobulėčiau. Ir čia yra labai dažna žmonių pokeryje klaida, kai mes įmetam save į aukos vaidmenį ir tada mes užkirtam savo kelią tobulėti. Tiesiog man nesiseka tokios aplinkybės ir aš nieko negaliu pakeisti. Tai vakar aš stebėdamas tą minčių srautą, kuris sukosi mano galvoje, irgi pastebėjau, kad jisai bando mane įmesti į tą irgi aukos vaidmenį, kur aš, tiesiog man čia nesiseka ir aš nieko negaliu pakeisti. Ir tiesiog ką aš dariau, tai irgi išsitraukiau lapą didelį ir pradėjau rašyti savo klaidas, kur aš pralošiu didžiausius bankus. Ir pradėjau ieškoti, ar tikrai ten man nesiseka, ar galbūt yra kažkokie kiti dalykai, kodėl aš pralošiu. Ir pastebėjau, kad, kad yra situacijų, kur aš kešę visiškai nemoku žaisti, visiškai grybauju. Ir jeigu aš noriu tobulėti, aš turiu tą pripažinti. Turiu pripažinti, kad esu nevykėlis. Tarsi, jeigu aš to nepripažinsiu, tai gausis taip, kad tiesiog man nesiseka dėl to, kad yra blogos aplinkybės. Ir aš kiekvieną kartą vis pralašinėsiu ir vis tos aplinkybės kartosis. Tai aš tik pripažinęs savo, kad yra geresnių už mane žaidėjai, kad man yra kur tobulėti, aš tik tada galiu atsigręžti jas į akis ir pradėti savo tobulėjimo procesą. Tai reiškia, aš turiu pripažinti, kad aš nemoku žaisti ir tada žiūrėti, ką man reikia išmokti, kur yra mano klaidos, kur oponentai žaidžia geriau, pasikonsultuoti su geresniais žaidėjais, bet svarbiausia pastebėti tą minčių srautą, kuris mus bando įmesti į aukos vaidmenį. Kad, oi, kaip man čia blogas ranas, kai ten oponentui sekasi, ten, nežinau, susipikau su draugė, todėl pralošiau ir panašus bairiai. Tai čia toks žmogaus psichologinis gynybos mechanizmas. Įmest mūsų į aukos vaidmenį, kur aš nieko negaliu padaryti, tada mums nieko nereikia daryti ir mes galim tinginiauti. Tai reikia to atsikratyti, kad galim būtų pradėti judėti priekį. Tai toks video apie psichologiją, su jumis buvo Brilliant, visa informacija būk profesionalas.com ir mano YouTube kanale, kurį galite užsiprenumeruoti. Ačiū Jums.